Sveiki, čia aš Baltoji lapė. Ir čia yra bendras tarų kortų skaitimas. Dėl asmeninio tarų kortų skaitimo rašykite man į Messengerį, susisieksime tenais ir pabendrausime plačiau. O dabar pažiūrėkime, kas jūsų laukia, pažiūrėkime, kas naujo čia pas jumis vyksta. Kaip jūsų savaitgalis, ar gerai praėjo? Kokios nuotaikos artėjant Velykoms? Kokios jūsų nuotaikos? Ar pasiruošėt? Ruošiatės? Matau jūs. Ar matote gerai kortas? Taigi, štai. Dabar matau, kad jūs matot. Parodau pasakojimą iš toliau. Taigi, matau jūs vietoj to, kad vengtumėte streso, bėgtumėte nuo to, jūs kas čia yra? Jūs čia ką specialiai save stresuojate ar kaip? O kaip čia jums padėti, kad geriau matytumėte atremsiu, kad nebūtų nuobodu? Va, matysit kažkiek. Matau jūs nesat šiuo momentu ramus, stresas galimai, neigiamos emocijos, dėl kažko pergyvenat. Toksai labai aktyvus emocinis laikotarpis, toks streso, mąstymo. Dėl kažko mataus labai stipriai pergyvenate. Dėl ko iš čia? Dėl ko iš čia? Kas čia vyksta su mumis? Čia turėtume čia matyti. Oi, kaip nuskrido korta. Porą, ne. Dėl ko iš čia pergyvenat? Štai. Pergyvenat dėl matų. Dėl žmonių, su kuriais esate iš tikrųjų stipriai susiję, galimai karmiškai, arba artimieji, artimi žmonės jums, kuriems labai žmonėms. Čia gali būti vienam žmogui ir daugiau žmonių, kuriam padedat. Ir kad šiuo momentu negalite džiaugtis negalite pasimėgauti, džiaugtis savo šio dabartinio momentu. Tiek tas žmogus, tiek tie žmonės ir jūs
Kodėl? Žinom dabar, kad pergyvenate dėl to žmogaus, žmonių. Negalite džiaugtis. Kodėl? Kas čia dar, ką dar turėtumėm žinoti? Ir vėl skamba. Nes nežinot. Baimė didžiulė. Baimė, kada yra didžiulė baimė, kai mes kažką žinom, kai kažką nujaučiam, bijot. Jūs bijot, nežinot kažko. Nu, žinote iš tikrųjų kažkiek. Ir bijote, bet tuo pačiu tokia nežinomybė dėl to, kas bus toliau. Kas bus toliau, kad ar jums čia pasiseks įveikti tą iššūkį, ar teisingai pasirinkote, ar supratote teisingai apskritai, gal turėjot priimti kitaip sprendimus, dabar atrodo, galbūt netgi save kaltinat, kad galėjot skirti daugiau laiko tam žmogui, žmonėm, ar daugiau padėti. Nežinau, čia tokia, kaip jaučiasi man kaltės jausmas kažkoks lenda. Kažkoks suvokimas ateina, kad kažko nedadarėte ar galėjot padaryti. Prieš atėję Velykos jūs stresuojat. Biškį atsipalaiduokit. Aš irgi esu toks žmogus, kur man sunku atsipalaiduoti. Bet jūs atsipalaiduokit irgi. Atėjo šventės. Nustokit stresuoti. Kas čia man krenta? Karalius. Kažkoks krenta karalius. Artimas jums vyras, draugas. Kad šitam žmogui, kad dėl šito žmogaus jums tikrai pergyventi šiuo momentu nereikės. Tai ten prieš tai reiškia buvo kiti žmonės, žmogus, o va čia kalbant apie šitą karalių, apie šitą vyriškį, jam gyvenimą, jis va čia pradeda sukti ratą, užkuria tą savo ratą ir čia jam matau eina link sėkmės, juda į priekį. Šitas žmogutis juda, kažko siekia. Ką dar čia turėtume žinoti? Taip, tai artimas žmogus, labai artimas žmogus. Sakiau, kad artimas žmogus. Ir iškrito. Artimas vyrukas, kuriam pradeda sektis, pradeda keisti kažką savo gyvenime, juda į priekį. Nu ir ką dar čia? Ką dar čia turėtume žinoti apie patį jūs, jį kas čia žiūrite, vyras, moteris, verskite save. Tai jeigu tam buvo vyrukas, tai kai žiūrite vyrukai, tai moteris tam bus. Gerai, ką čia dar? Ką dar čia tokio apie jūs pačius, gal kažką čia parodys dar? Ką dar? Jum? Dirbkit, būkit uolūs, dirbkit.
reikia dirbti. Darbas žmogų puošia, čia rodo dirbti. Ties ko jums čia dirbti reikia? Ties ko čia jums liepia dirbti? Ties ko jums čia reikia dirbti, namai? Ties ko čia jums reikia dirbti? Ties ko? Ties sprendimais, pasirinkimais, ties savo mintimis, ką galvojat, ką pasirenkat, ties ko dirbti, ties nekovokit, dirbti reikia ties to, kad mažiau kovoti, nežinau, kovoti su savim, arba gali būti, kad jūs turite kovoti prieš neigiamas emocijas, darbas su savim, su savo mintim, kovoti prieš neigiamas emocijas, stengtis nesivelti į jokius ginčus ir taip toliau. Tai va. Nesivelti tam tikrus tokius blogus dalykus. Nu ir ką pasiūlys, ką jums reiktų. Nu ir paguodos toks prizas, kaip pasakykim, paguoda, kom čia jums dabar kažko biški teigiamo. Turim gal kažkokių dovanėlių, kas jūsų laukia, kas čia teigiamo gal. Tai va, teigiamo. Palikit neigiamus, ką ir prieš tai rodė, neigiamus visus mintis, veiksmus, pykčius su žmonėms, su pačiu savimi. Ir tai jūs atves į ramybę, sėkmę. Va tai jūs parodysiu, va. Jūs atves į sėkmę, jums iš gyvenime gal iškris kokia va situacija, ar nežinau, momentas, kas jums padės materialiai, psichologiškai. Jums iš šio momento, iš tikrųjų, ką man kortos parodo, iš tikrųjų labai daug stresuojat. Jums šio momentu va toks patarimas, čia labiau būtų, ką kortos patarimą davė, kad ne pačios kortos, o visata bendrauja su mumis per kortas. Kad reikia jums pailsėti, reikia atsigauti. Žinau, jūsų kiekvieno situacija gal šiuo momentu gali būti labai sudėtinga ir skaudi ir galit galvoti ir sakyti, kaip aš galiu negalvoti apie tai, kaip aš galiu kažko nedaryti, nemastyti, bet šiuo momentu jums reikia pailsėti. Prisiminkime tą, kad jeigu yra ir kad mūsų gyvenime viskas atsitinka nebereikalo. Tai tam tikri įvykiai, momentai ir visa kita mums gyvenime nutinka todėl, kad mes turėtume išmokti tam tikras pamokas. Mes pragyvenam visą tai. Kiekviena situacija, viskas mums yra duota, kad mes tobulėtume. O tobulėjame tik per skausmą. Nes įsivaizduokit, jeigu jūs šiltai sėdėtumėt kažkur po palme, ar jūs labai bandytumėt kažką savo gyvenime keisti? Ne, juk jums būtų viskas gerai, o ko čia dar kažką keisti? Tai va priminimas, kad jeigu skauda, tai žinokit, bandykite
žiūrėti ne kodėl, ne už ką čia taip, kodėl aš taip jaučiuosi, o bandykit žiūrėti, ką šitos situacijos, šitie jausmai man sukelti, ką jie nori mane pamokyti, ką aš čia turėčiau išmokti. Tai va. Pailsėkit, nestresuokit, artėja Velykos, ruoškitės Velykom. Ir ačiū, kad buvot su manimi. Dar kartą primenu, čia bendras tarų kortų skaitimas. Dėl privataus tarų kortų skaitimo asmeninio rašykit man į Messengerį asmeninę žinutę. Tenai susisieksime, pabendrausime daugiau. Galimas tarų kortų skaitimas tiesiog žinutę galime susirašyti. Aš jums viską atsiųsiu, lygiai taip pat parodysiu. Ir galimas video skambučiu per Messengerį. Galima ir taip, kaip tik norite. Galvojau paminėsiu, gal kažkas bijote pasirodyti, todėl vat ir galbūt ir vengėte. Tai vat pas mane yra ir tokia galimybė. Taigi, ačiū, kad buvot su manimi ir iki kitų kartų.